Labas vakaras visiems čia susirinkusiems, visai auditorijai, sveiki politinių partijų atstovai, kurie dar vis diskutuoja apie tai, kas čia bus ir kaip, valdžios žmonės. Šiandien mes tikrai pasišnekėsime apie tai, koks turi būti Seimas ir kokį jį mato nekilnojamo turto plėtotojai arba nekilnojamo turto verslas. Šiek tiek įžangos. Šalies nekilnojamo turto rinka pastaruoju metu susiduria su įvairiais iššūkiais ir štai keletas iš jų. Geopolitinis nestabilumas riboja investicijų patrauklumą. Griežtėjantis normatyviniai reikalavimai, energetinio efektyvumo reikalavimai išaugina projektų savikainą. Pradėta statybos žemės valdymo reforma didina teisinį neapibrėžtumą, mažėja būsto pasiūla. Dėl užsitęsusių teritorijų planavimo procedūrų, lėtos viešosios infrastruktūros plėtros, išaugusi sklypų, tinkamų plėtrai kaina. Be to, naujai pristatomi struktūros dydžio nekilnojamo turto mokesčio projektai, atsiranda nauji mokesčiai ir reikalavimai nekilnojamo turto verslui ir vystytojams. Taigi Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacija, vieninti ir atstovaujantį nekilnojamo turto sektoriaus dalyvius, plėtotojus, investuotojus ir finansų institucijas, turto valdytojus ir paslaugų tiekėjus bei konsultantus, taip pat būdama aktyvia nekilnojamo turto plėtros dalyvė, teikia pasiūlymus politinių partijų atstovams, kaip vis dėlto jie mato nekilnojamo turto plėtrą Lietuvoje ir apie tai mes pasišnekėsime, kaip galėtų elgtis būsimasis Seimas. Aš turbūt nesuklysiu sakydamas, kad visos valdžios, bent jau tos, kurias man čia teko matyti per daugelį metų, visą laiką blogina nekilnojamo turto situaciją Lietuvoje kažkodėl tai. Ir visais būdais. Gal patys to nejausdami, gal kažkaip tai turi kažkokių kitokių minčių. Apie tai mes ir pasišnekėsime, bet pradėkime nuo to. Kadangi čia politinių partijų atstovai, tai aš noriu paprašyti vis dėlto 2 minutės įvardinti svarbiausius nekilnojamo turto plėtros aspektus, kurie įrašyti jūsų partijose. Tai, Valio, pradėkime nuo jūsų tada. Mikrofoną pasiimti. Iš tikrųjų, ką Valstiečiai žalieji darė praeitą kadenciją, tai pavyzdys pirmojo būsto programa, ji pasiteisino, yra iki šiol, tik šiai dienai ją reikia plėsti, įtraukiant didesnį ratą žmonių. Pavyzdys ne tik pirmojo būsto norinčias įsigyti šeimas auginančias vaikus ir turbūt prie to dar reiktų pridėti ir socialinio būsto plėtrą, nes tokia situacija, kaip pas mus, kad 10 metų reikia laukti socialinio būsto, tikrai nėra normali. Jeigu nebegalim įsigyti, turbūt laikas statyti. Na ir kita medalio pusė tai reglamentavimas. Dabar kas atsitiko su reglamentavimu, mes puikiai matom, kad pavyzdys 100% baigtumas, pastatas baigtas, pusę metų dar varnelės reikia surankioti, negali naudotis. Tai tie dalykai tikrai nėra normalūs, NŽT reforma, tai dabar statybų sektorius, kas susiduria su tuo, tai pusę metų rūkys, taip liaudiškai tarant, tai tokių reformų taip pat neturėtų būti. Nu ir turbūt nekilnojamo turto reforma, tai pirmas darbas reiktų ją palaidoti iš viso ir nebešnekėti apie tai, nes jeigu žmogus norėdamas įsigysti būstą pamato, kad nebeišsimokėsi nekilnojamo turto mokesčių, tai praeina noras jį įsigyti. Na ir žiūrint kitą medalio pusę, kadangi aš pats ūkininkas, va kolega ūkininkas, mes net 3 ūkininkai esam, tai politikas turi būti ne tik politikas, bet ir geras ūkininkas. Matyti abi medalio pusės. Pavyzdys verslas, kadangi pats kooperacijų tenka dalyvauti, tai verslas pamatęs, kad vien dokumentų tvarkymas statybom užtruks metus arba 2, tai kai kurių tų investicijų iš vis atsisako. Tai va tie terminai jau iš tikrųjų tapo nebenormalūs ir juos reikia kardinaliai keisti. Ir kitas pavyzdys - renovacija. Kai padarėm tik A klasę, tai renovacijos nebebus Lietuvoje. Nu, turėsim gal vietoj 500 namų, kokį 20 namų. Tai va tokių radikalių sprendimų tikrai nebegalime daryti. Ir dar vienas pavyzdys - žalieji pirkimai. Kai Europa sako 30% užtenka, mes 100 paprašom. Nebegalim daryti, tai reiškia, kad jūs daugiau atėję į valdžią nebedarysit, ar šauksite tai, kas pridaryta? Supaprastinti reikalavimus, o nereikalauti daugiau negu reikia. Nes mes turim suprasti kitą medalio pusę, žmogus būstą įperka tokį, kokį gali. Nesvarbu, kad tu jam ir sakysi pirk tik A. Tikrai, tai bet dabar tas yra, tai jūs ruošiatės atšaukinėti tuos sprendimus? Prastinti. Žalieji pirkimai ne 100%, 50 užtenka. A klasė, ne A klasė turėtų būti A ir B renovacijų, kad neuždaryti renovacijos. Tai visi tie dalykai turi supaprastėti. Gaila, kad mes mėgstame būti Lietuva pirmūnai, kurie griežčiausių ir blogiausias sąlygas sudarysim. O kas liečia paskolas būstui, absoliučiai įsigijimui, dabar žmonės realiai su tokiam palūkanom jau net nebegali įsigyti, tai reikia daryti tą, ką daro Skandinavai, ką daro kitos šalis, įsigijant
būstą, tai turėtų būti fiksuotos palūkanos 1 ar 2 procentai. Jeigu bankai to nenori daryti, mes turim Invegą, turim tą pusiau valstybinį banką, ten galima dėti europinius pinigus ir skolintis. Tas daroma ir dabar, tik reikia plėsti jų ribas. Gerai, dėkui Valiau, visko čia pašnekėjo opozicija, ne Kazimierai, tai kiek galėjo ir aišku, adresatas yra konservatoriai ir jų kompanionai valdžioje, kurie irgi nieko labai smarkiai neatšaukė, ką valstiečiai žalieji pridarė praeitoje kadencijoje, o pridarė jie tikrai irgi nemažai dalykų, kurie padidino nekilnojamo turto vertę, pasunkino sąlygą žmonėm. Tai, Kazimierai, jūsų matymas, 2-3 minutės, kaip naujasis Seimas, kuriame gal ir bus konservatorių, tikėkimės, vienas kitas po šitos kadencijos, ką jūs ruošiatės pakeisti ar perdaryti? Tai visų pirma, turėtume susitarti dėl nacionalinės būsto strategijos, kurio keliu mes ją vystysim. Ir tada čia galėtų visos partijos, kaip švietimo dabar pasirašyta, dėl krašto apsaugos daugiau vieningai, bet turėtume mes ją turėti ir po to nekaitaliot, kad čia štai dabar šitie atėjo, mes čia keičiam tą vystymo. Pakol kas jos nėra. Ir dabartinė, aš nenoriu kalbėti, kaip ten ką gavom, ką palikom, bet tik tai tikrai buvo labai sunku, kai atėjo projektas, tada buvo dar iš vyriausybės praėjusios atėjęs, kur 105 procentai už valstybinę žemę, kad tu nori toliau vystyti. Ačiū Dievui, tą Gordijaus mezgą šiaip netaip įsprendėm, vietoj 105, kur ir nauja vyriausybė siūlė, mūsų siūlymas ten buvo kelių 5, tau ir mano buvo 50 procentų, kompromisas 75, bet nors ledai pajudėjo. Dabartiniu metu mes turėtume vėlgi susitarti ir vystyti, tai būtent to pirmo jaunom šeimom socialinio būsto statymas, nes 1600 berods šeimų jaunų laukia kažkokio tai būdų gauti ar paskolas, ar įsikelti, galėtų būti tokia pirmas, kaip ir, kad jį galėtų į tą būstą įsikelti, paskui galvoti apie savo namų statybą. Dabartiniu metu labai yra gera būtent svarstymas šio klausimo atitinka laiko dvasią, nes yra vyriausybės atėjęs įstatymo projektas būtent dėl šių klausimų vystymo toliau. Taip kad tikrai kviečiu aktyviai dalyvauti. Ne mūsų komitetas pagrindinis, tai yra biudžeto ir savivaldos komitetai, bet jeigu reiks, tikrai, aš galvoju, nebus nei pozicijos, nei opozicijos. Ir mes ekonomikos komitetas, kur tikrai darna randam, galėtume irgi prisidėti, kad galų gale toksai būtų bendra kryptis, kuri nesikeistų, kad būtų truks už vadžių. Vėl iš pradžio, aišku, pagrindė bus vėlgi pinigai. Dabartiniais metais čia pasižiūrėjau apie 9 milijonus pagal įvairias ten jaunom šeimoms skatinimus. Dabar vėlgi reikia padiskutuoti, nes į regionus nukreipiamos tos lėšos, į rajonę ten, kur nors Kazlų Rūdoje statysi, bus gerai, paskui į Kauną važinėsi į darbą arba tave atsiveš. Tai aš irgi nežinau, ar čia visiškai taip gerai, tai galbūt neapsigodėtume vienas kito su tais, kad čia rajonas stiprina, bet nežinau, čia diskusija, kur šita auditorija tikrai gali atsakyti į šios klausimus. Gerai, tai dėkui, Kazimierai, mes išgirdome jūs ir mes tikrai norime išgirsti visus politinių partijų atstovus ir jų programuose bent jau tuos tekstus, kurie sakytų, mes padarysime, kad būtų ir verslui nekilnojamo turto žmonėm geriau, negu kad kiekvienoje kadencijoje vis sunkinsime kažkokias. Socdemai, ką galvoja? Jūs turit ką nors, ar irgi pridarysit ko nors tokio, besirūpindami žmonių gerovę, taip, kad jiems tik tai norėsis pasismauti? Čia klausimas, ar padarysim, ar pridarysim. Laikas parodo, paprastai visi yra vedini labai gražių ir gerų norų, būna, kad ir nepasiseka. Bet mes savo ruoštų dabar, jeigu taip galima sakyti, dirbame ties 3 klausimais. Pirmasis tai yra procedūrinis daugiau teritorijų planavimo ir statybų leidimų išdavimo, nors įstatymas neseniai keistas ir jisai turėjo gerinti situaciją, bet turime nedidelę darbo grupę patyrusių žmonių, kurie tas procedūras išmano ir žiūrim, kur galima būtų šiek tiek tos terminus trumpinti, nes ne visos procedūros yra efektyvios, kai kurios yra, iš esmės, pagal nutylėjimą turėtų kažkokius tikslus pasiekti, bet nepasiekė, sakykime, tas jau buvo šiek tiek prieš tai panelį užsiminta, derinimai įvairiuose etapuose su visuomenė, su bendruomenė, ir nepaisant visų tų derinimų vis tiek pamato
eskizą arba pamato iškastą duobę, ateina ir protestas. Na tai tuos dalykus reikia pagalvoti. Antras dalykas tai yra skaitmenizavimas. Skaitmenizavimas, tiek įvairūs reikalavimai taikyti BIM ne tik viešajam sektoriui, bet ir privačiam. Taip pat įvairių inovatyvių technologijų taikymas, kaip sakyti, atsekant, žiūrint, kas buvo daroma su nekilnojamo turtu, ne tik juridinius faktus, bet taip pat ir būsto pagerinimu ir panašiai. Na ir trečiasis, kuris irgi yra susijęs su plačiaja prasme nekilnojamo turto rinka, kuriuo mes siekime šiek tiek užtikrinti didesnę paklausą ir pritraukti daugiau institucinių investuotojų, tai yra kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pakeitimai santykyje su juridinių asmenų pelno mokesčio, nes dabar mes turime nediferencijuotą sistemą visoms turto klasėms, tuo tarpu mes norėtumėm daugiau tokio reguliavimo, kuris yra klasikinis, daugiau gal JAV ar kai kuriuose Europos valstybėse, tai yra Real Estate Investment Trusts, kur yra tam tikri reikalavimai, tam tikriems fondams, tam tikroms investicijoms, kurios sudaro galimybę gauti grąžą ir viešai bendruomeniai, sakykime, taip, per listingavimus, bet taip pat gali būti diferencijuotai, pozityviai diskriminuojami būtent mokesčių režimo. Tai tiek, 3 esminiai dalykai. Kas bus geriau žmogui nuo to? Na, šnekant dabar apie... Trumpai, Gintautai. Na, jeigu mes šnekam apie procedūrų trumpinimą, matyti visi supranta. Jeigu yra ilgos procedūros, nepagristai ilgos procedūros, visa tai yra kaštai. Kaštai, kurie akumuliuojasi. Verslui. Nėra verslo kaštų, yra galutinio vartotojo pirkėjo kaštai. Visada. Visada. Tie kaštai yra tas, kas moka. Kurie persikelia, aišku, nuo verslo. Tai šnekant apie procedūras, manau, visi tai suvokia. Dabar, kalbant apie skaitmenizaciją, tai yra kaštai visuomeniai. Tai yra skaitmenizuoti projektai, geresnė jų integracija, trumpesni vertinimo terminai ir panašus dalykai, atsekamumas, informacija, po to darant įvairias investicijas infrastruktūrą arba, sakykime, tą infrastruktūrą inžinerinę, kuri reikalinga prijungti vieną ar kitą objektą. Čia mes turėtume mažiau ir vietos interpretacijų, mažiau korupcijų įvairiausių, kai gauname įvairias sąlygas iš įvairių institucijų. Aš dėl šito nesiplėtosiu. Aš taip suprantu, kad vis tiek išvada turėtų būti tokia, kad tai, ką jūs ruošiatės daryti, turėtų būsto paklausą, kaip sakyti, būsto kainas mažinti. Čia yra pirmi du aspektai, kurie galėtų arba stabilizuoti, arba mažinti kaštus, o tuo pačiu tikėtina ir būsto kaina, nes kaina nustato paklausa, rinka. Mes šnekame dabar apie kaštus, nes tais atvejais, kai krenta kaina dėl nepakankamos paklausos, ar perkamosios galios, ar išaugusių palūkanų, tie kaštai pradeda tiek spausti ir vystytoją, kuris tada irgi yra priverstas priimti tam tikrus sprendimus dėl savo likvidumo. Bet tai čia yra susiję dalykai - kainos, sąnaudos ir panašiai. Dabar trečiasis pasiūlymas, jisai yra patrauklus iš kelių pusių. Pirmiausia, vis tiek reikia rasti būdą įtraukti savivaldybės į tokių investicinių projektų įgyvendinimą, tai yra į tokių investicinių fondų sudėti, nes dabartinis reguliavimas, šnekant apie visokius būstus, įsigijimo, socialinio, municipalinio būsto, tiesiog neturi tinkamo teisinio reguliavimo, kad savivaldybė net ir turėdama 500 milijonų ar kredito liniją ar kažką, įsigytų būstų. Pagal dabartinį reguliavimą vieno būto pirkimas, įsigijimas gali užtrukti iki 6 mėnesių. Tai niekas tokių dalykų nelaukia. Tai kalbant apie tokio pobūdžio kolektyvinio investicinių subjektų pakeitimus, galėtų būti ir viešieji subjektai tokių fondų dalininkai. Antras dalykas, dabar mes turime didelę rinką, kur individualūs investuotojai, turintys didesnės pinigų sumas, pirkioja butus, liaudiškai tariant, ir paskui juos nuomoja rinkoje. Tai tiesą pasakius, visos analizės rodo, jog investicinė grąža iš tokių investicinių nekilnojamo turto fondų būtų didesnė, o nuomos santykiai skaidresni, nei tai daro individualus žmogus nusipirkęs vieną ar kitą būstą. Nes administravimo kaštai, kiti kaštai yra paprastai. Aišku, daug čia jūs visko išvardinot, žiūrėsim, kai gal pasisuks gyvenimas ir jums teks nuo rudens pradėti tuos gyveninti dalykus, tai matysime, kiek prisiminsite tai to, ko sakėte čia. Bet Eugenijau, apskritai kalbant apie liberalus, tai visą laiką norisi galvoti, kad jau liberalai tai turėtų viską sutvarkyti taip, kad ir verslui būtų gerai, ir žmonėms būtų gerai. Deja, matyt, šitoj kadencijoje ne viskas pavyko. Ką manytumėt reikėtų daryti? Tokio, kad gal pavyktų kažką padaryti dar tokio?
Raigardai, aš manau, kad sukeli du tokius nepagristus lūkesčius konferencijos dalyviam. Vienas dalykas, malonus lūkestis man girdėti, kad liberalai ateis ir viską išspręs. Tai dėja ne visada taip išeina, ypač koalicinėje vyriausybėje. Antras dalykas, lūkestis, kad mes jau čia pristatinėjame kaip politikai tokias beveik išbaigtas rinkimų programas. Seimo rinkimų. Tai aš noriu pasakyti, mes kaip liberalai rašom šiuo metu Europarlamento rinkimų programą, juokiuosi, kad Paluckas rašo Nausėdos rinkimų programą, o Seimo rinkimų programos realiai dar niekas tikrai neparašė. Gal pradėjo vienu ar kitu kampu. Tai lygiai tokie pat. O jūs tą matymą programos jūs matote prieš pat rinkimus, tik tai ką reikėtų daryti? Artikuliuota, patvirtinta, tai aš manau, visi turėsime vasarą. Tai kad nebūtų tokio lūkesčio, kad kas čia išsakyta jau ir bus spalio mėnesį galutinėje. Tai matyt, visos partijos yra diskusijų stadijoje. Tai dabar apie liberalų požiūrį, todėl aš sakau požiūrį, o ne kokias nors programinės nuostatas. Perdavus NŽT po reformos savivaldybėm dalį žemės, mano manimu, savivaldybės yra tas subjektas, kuris gali greičiau ir sparčiau dabar pajudėti, su turto vystytojais bendradarbiaudamas, atiduodamas sklypus, parduodamas sklypus gyvenamųjų namų statybai. Kol savivaldybės neturėjo NŽT kaip instrumento savo rankose, tai tikrai buvo sudėtingesnis procesas. Yra daugybė dalykų, kur procedūriniai aspektai arba reglamentavimo, biurokratiniai trukdžiai tikrai lėtino ir brangino, sutinku, galutiniam vartotojui galų gale. Tai kiek žinau, rytinėje šitos konferencijos dalyje turbūt irgi išklausėte visokių pasiūlymų arba pamastymų arba pradėtų darbų. Trečias dalykas, reikia peržiūrėti žemės paskirties keitimo procedūras su paprastinimo linkme. Šiandien mes tikrai turime priemiestinėse savivaldybėse, žiedinėse savivaldybėse žemės ūkio paskirties žemės, kur tikrai akivaizdu, kad yra didžiulis poreikis nekilnojamo turto plėtrai. Tai šitos procedūros per žemės paskirties keitimą tikrai yra barjeras, kurį reikia pakankamai ilgai ir biurokratiškai įveikinėti. Ketvirtas dalykas, kurį pasakyčiau, tai kažkaip turi būti reali prievolė, ne tik pastatyti gyvenamosius namus, kalbu kai namų statyba, bet tai tinka ir daugiabučiam, bet ir visa socialinė reikalinga infrastruktūra, kad atsirastų. Pats gyvendamas Klaipėdoje matau maksimaliai turbūt daugiausiai Lietuvoje užstatyta žiedinės savivaldybės teritorija, kur, žinot, konteinerinis vaikų darželis 16 vaikų yra pateikiamas kaip didžiausias pranašumas. Mes statome su vaikų darželiu, atleiskite, tai nėra rimta socialinė infrastruktūra 100 gyvenamųjų namų kvartale. Penktą dalyką, jau kaip tendencija, sakyčiau taip, tikrai Lietuvoje nebus 94% būstų savininkai ir 6% nuomininkai. Aišku, kad eisime kitą kryptimi, daugės nuomojamų būstų, čia valdžia turi įsipareigoti ir sutvarkyti socialinės garantijas tiek nuomotojui, tiek nuomininkui. Šiandien 20% nuomos sandorių yra šešėlyje. Tai vienas dalykas, tai reiškia, yra neapsaugota ir viena ar ir kita pusė, šitie dalykai turi pajudėti. Ir šeštą dalyką pasakyčiau, jeigu mes ir toliau gąsdinsime komercinius bankus, 19 metais papildomą pelno mokestį jiem pridėjo, 23 metais savanorišką, suprask, įnašą iš jų atėmė 400 milijonų eurų pavidalų, mes nesitikėkime, kad Lietuvoje palūkanos už paimtas paskolas nukris kur nors į ES vidurkį. Ne, mes ir toliau liksime aukščiausių palūkanų sferoje, tai reiškia, mes mažinsime būsto įperkamumą žmonėm, kurie ne iš savų, o iš skolintų bankuose pinigų. Aš nežinau, nustepsiu, jeigu tikrai ateis dar vienas komercinis bankas artimiausių metų į Lietuvą ir kažkiek padidins konkurenciją, nes tai, ką mes darome su komerciniu bankų apiplėšinėjimu, aš manau, kad mes galime tikrai nepadidinti konkurenciją. Čia apie savo koaliciją jūs taip sakote? Taip, aš nebalsavau, koalicijos partneriai tą žino, bet tebūnie tai mano pozicija būsimiems Seimo rinkimams. Jūs nuoseklus šitoje pozicijoje, kiek aš atsimenu, jums atrodo, kad vis dėlto solidarumo mokestis tai yra tam tikra prasme banko apiplėšinėjimas, kiek aš suprantu.
Gerai, dėkui Eugenijui, Linai, ką jūs mastote. Čia iš tikrųjų daug dalykų buvo ir esama valdžia sako, kas blogai, ir opozicija sako, kas blogai, ir jūs tame tarpe esate iš tų, kurie praeitoj kadencijoje buvote valdžioje ir irgi stengiatės, kad būtų blogai. Tai gal dabar jau matot klaidas padarytas ir galit kažką pakeisti. Jo, dėkui, gera čia būt. Labai įdomus, reiškia, formatas kalbėjimus ir tikrai šitą bendruomenę mažai pažįstu jūs, daugiau iš socialinės ryties esu ir daugiau esu iš tos, reiškia, perspektyvos, kur valstybė investuoja į kokias sritis, kurias visuomeninius, kokius procesus skatintų, turėtų, norėtų. Ir čia aš tą galėčiau vardinti, nes tikrai partijoje vyksta gana rimta diskusija. Man atrodo, pagrindinis klausimas, kurį mums dabar reikia išspręsti, kaip padaryti taip vadinamą kažkur nuskambėjusią nesaugiausią vietą pasaulyje, mūsų Suvalkų koridorių padaryti saugiausią vietą. Ir čia tikrai visi turim sudėti, ir čia krašto gynybos, ir tikrai turim surasti sprendimus, kad žmonės, kurie čia galvoja gyventi, jaustųsi saugus. Ir tai yra absoliučiai prioritetinis dalykas ir aišku, programui tam yra dalykai. Kitas dalykas, į ką BPO atkreipia dėmesį, tai yra mūsų transportas, susiekimas. Jeigu mes tai tada tikrai turėsim labai nesubalansuotą taip pat ir nekilnojamo turto vystymo galimybės. Tai programui taip pat turim ir šitą svarbę dalį. Dabar, jeigu kur investuoti, tai eina didžiulis tas žaliosios energetikos, reiškia, procesas. Man atrodo, labai netolygus, labai nelygiavertis, didina nelygybę šalyje, nes, reiškia, saulės baterijos, elektroniniai automobiliai ir visi kiti, tai yra tikrai, reiškia, didesnių pajamų galimybėmis naudojasi tiek Europos, tiek Lietuvos valstybės parama remiasi ir, reiškia, ir tampa dar labiau nepriklausomi santykiai su tais, kurie turi mažas pajamas ir gyvena nerenovuotose būstuose. 12% renovacijos per 20 metų yra skandalinga. Tokiais tempais per 240 metų surenovuosim visus mūsų būstus. Tai šičia tikrai yra, jeigu mes norim tvarios, tokios socialiai teisingos žaliosios energetikos, reiškia, tokio pokyčio, tai absoliutus, reiškia, prioritetas turėtų būti renovacija. Absoliutus. Tai čia papildomi dalykai, į ką norėtųsi investuoti ir reikia investuoti tikrai į jaunas šeimas, nes kol kas standartas tas, kad Lietuvoje visi norim turėti būstą ir net jaunimas, lyginant su Europą, turi kur kas būsto daugiau negu Europa. Tai aišku, jeigu tokia yra kultūrinė terpė, tai tą turim padėti. Dėl to programos, kurios pradėjom praėjusioj kadencijoje, jos turėtų tikrai vystytis, plėstis, nebūti stabdomos kaip kad dabar, kas yra nutikę 1500 ar kiek šeimų laukia to pirmo būsto regionuose, tai man atrodo skandalinga ir tas turi, pokyčiai turėjo būti prieš metus, dabar mes jų vis dar laukiam Seime. Taip pat, ką reikėtų vystyti per būstą, galim tikrai stiprinti šeimas, pavyzdžiui, nuimant dalį paskolų palūkanų. Ir čia tikrai labai rimtai galvojam, kad pavyzdžiui, gimus vaikui ar įsivaikinus vaiką, galbūt padėtų iš valstybės finansuoti dalį paskolų palūkanų šeimoms tam, kad tos šeimos, kurios pasiėmusios paskolos 20 metų ir daugiau, galėtų, reiškia, drąsiau žiūrėti į vaikų gimimą ir jų išlaikymą. Tai čia reiškia, šeimų stiprinimas, jaunų ir aišku regioninė plėtra, dėl to mes palaikom, reiškia, investicijas į regioną per paramą būstui. Gerai, dėkui Linui, keletas klausimų svarbių dabar vis tiek. Jūsų daugiau mažiau matymas toks, kaip jūs mastote, mes galime įsivaizduoti, bet jeigu konkretus klausimai ir kuo galima dinamiškiau atsakinėti tuos dalykus. Daug čia panelė prieš tai, diskusijos matyti ir visa šita diena kalba apie tai, kad nekilnojamo turto verslas patiria problemų dėl to, kad įstatymai blogina ir verslo sąlygas, ir blogina kartais neprognozuojamai, vienašališkai, greičiausiai nesitariant su nekilnojamo turto vystytojais, tiesiog politikai taip nusprendė ir priminė tokius įstatymus, o paskui galvojo, kodėl taip išbrango būstą arba kodėl nebeįperka ir tada atsiranda kiti dalykai. Tai vis dėlto, Valiau, kaip užtikrinti prognozuojamas verslo sąlygas? Ar yra
jūsų matymas, kaip padaryti, kad staiga iš dangaus nenukristų, ką sugalvoja politikai ir įgyvendintų, o paskui stebėtųsi, kodėl verslui taip nesiseka. Labai geras pavyzdys buvo mokesčių reforma. Aš taip pat dalyvauju toje darbo grupėje, diskutavom su verslu, su visais suinteresuotais, diskutavom 2,5 metų. Bet finalas gavos kaip visada. Mes pasitarėm, aš nusprendžiau. Dėja, bet gavos taip. Politikai nusprendė, kad reikia daryti taip, nors pradžia buvo labai gera. Tai turbūt toks formatas, kaip mokesčių reformos formatas, tikrai buvo geras, bet reikia ne vien tik diskutuoti, bet ir priimti sprendimą kartu. Tai tas pats turbūt liečia ir statybų sektorių, kad nebeturėtų būti tokių kraštutinumų, radikalumų, kur po to sustabdo viską. Aš pats turėjau tokį pavyzdys, gamykla pastatyta, trūksta paskutinės varnelės, o valdininkas laukia paskutinės termino dienos. Tai Jūsų gamykla? Akmenės pavyzdys, medienos gamykla. Kaip pavyzdys. Buvo tokių situacijų, tas skambininkas ten yra, kodėl laukia paskutinės dienos. Tai tokių stabdžių neturi būti. Arba, sakykime, tai gerai, kaip pasiekti tai? Neturi būti, mes visi žinom, kad neturi būti. Pasiekti, tai politikai tam ir yra. Politikas turi ne tik... Starkevičius kalbėjo apie kažkokį tai susitarimą nacionalinį, mes gal iš tų nacionalinių sutarimų tik vieną turim, šiaip visokių prirašyta buvo bandymų padaryti ir tokį yra. Visi nacionaliniai susitarimai yra gerai, jeigu jų laikomasi. O jeigu yra tik tam parašyti, kad parašyta, tai nieko iš to nėra. Tai pradžiai reikia būti to ūkininku, kuris matytų abi pusės, o ne tik matytų, kad statybų verslas tarsi blogis, o visa kita yra gėris. Tai kaip gali politikai susitart, kad nebūtų kaitaliojami įstatymai taip, kaip jiems atrodo? Sakykime, dabar prieš rinkimus gera proga, ar pradžioj kadencijų pasirašom, kad staigių judesių nedarys valdantieji. Kad bus diskusijos, bent jau metai arba 2 mažiausiai diskusijų, tik tada kažką darys. O kas yra staigus judesys? Staigus judesys, kai tu atsibundi vieną rytą, 100% užbaigtumas. Ir viskas, neužbaigiai, nesvarbu, kad tu nekaltas, kad ne tu tas varneles ten dėjoji, 1,5 metų tavo objektas pakabintas ore ir vieni būtų neturi, kiti pinigų. Ir tas turėtų būti nacionaliniam susitarime kažkur. Tai susitarime ir tokia būti radikalumų ir kraštutinumų negalima. Nes jūs dažnai pasitraukėt patys iš nacionalinių susitarimų. Tai gal neišradinėkim dviračių, pažiūrėkim, kaip kaimynai daro. Tai mes padarykim bent jau panašiai arba dar geriau už kaimynus. Mes turim abi pusės matyti, jau kaip pasakyti, valstybės ta vadinama gerovė priklauso ir nuo būsto prieinamumo. Tai mes kitų šalių pavyzdžius galim pažiūrėti. Gerai, supratom. Būsto prieinamumas turi būti toks, kad... Čia dabar aš tiesiog neeilės tvarka, kas į tai gali sureaguoti, į tą nacionalinį sutarimą, Eugenijų, ar įmanomas toksai nekilnojamo turto srityje ir ypatingai kalbant apie verslą, nes visų pirma, verslas siūlo paslaugas, siūlo pastatus, siūlo butus ir nuo pasiūlos gali kristi arba aukti kainą priklausomai nuo to, kaip jiems seksis statyti. Ir jeigu kiekvieną kartą keičiasi įstatymai, o jų prikiamama per turbūt sesiją per 600 įvairių normatyvinių aktų, tai memorandume kažkokiam, nežinau, arba susitarime galėtų būti įrašyta, kad valdžios neturi teisės keisti. Pirmiausia, prieštaravimas, kad kažkas delsia, o paskui pasakoma, atėjus į Seimą 2 metus nieko nedaryti, staigių judesių negalima. Man atrodo, sutarus gali būti dalykai, kuriuos reikia staiga daryti. Net paties kritikuojamus pakeitimus, turbūt 1 metų nelauksit, kol pakeisit. Pats sakai, kad 2 metus susitarėm moratoriumas. Aš manau, yra dalykai, kuriuos sutarus galime keisti greitai. Noriu pasakyti, kad tai, ką išgirdot iš 5 partijų, turbūt nėra labai didelių prieštaravimų, tik svarbu, kad paskui Seime atsiradus pozicijos, opozicijos santykių nepradėtų spjaudyti vieni į kitus, o ieškotų kaip susitarti. Tai čia sėdinti žmonės, aš manau, galėtų susitarti, bet kai tie žmonės tampa partijų nariais, tai kartais nebepavyksta susitarti. Ir paskutinis pastebėjimas. Aš nesu už kokį nors specialų partijų susitarimą, nes šitoje būsto srityje. Nes pats Raigardai paminėjai, kad kas nors išeis ir paskui kritikuos iš šalies stovėdamas tą susitarimą, nes pasirašėme, išėjome, arba yra buvę atvejų, kad daug partijų pasirašo, viena kita partija nepasirašo, pasilieka savo laisvas rankas. Dažnu atveju partijų susitarimai vienu ar kitu klausimu tampa beverčiai. Pradžioje jie atrodo kaip vertybė. Todėl aš žinau tą iniciatyvą, kad yra pradėta ruošti būsto strategiją, kurią turbūt svarstysime jau ir kito Seimo formate. Tikrai iki Seimo nebus rinkimų pabaigta. Tai aš manau, kad būsto strategija turi atspindėti visus tuos dalykus, derinant su
rinkos dalyviais, o ne koks nors partijų susitarimo formatas. Kazimierai. Tai iš tikrųjų tas įstatymas ir gruodžio mėnesį buvo pateiktas, kur tam tikros kryptys jau numatomos, tai tikrai kviečiu diskusijai su statybininkų asociacija. Aš galvoju, nemažai ir problemų jau buvo išspręsta, ypatingai covidiniu laikotarpiu, kai reikėjo ir darbo jėgos klausimus spręsti, ir tam tikrus statybų apribojimų klausimus arba paspartinimų klausimus. Ir dabar galėtume išeiti tą finišo tiesėje ir pabandyti tas strėlės nukreipti, kad tas biurokratizmas mažėtų, ką pirmuose panelėse buvo kalbama. Tai patys dabartiniu metu tiek projektuotojai, tiek savivaldybių architektai, žmonės, kurie dirba, tiesiog gyvena baimėje, nes bijo, kad vėl ateis, viską susirinks dokumentus, mes atsakymų dar nežinome. Taip pat vyriausia architektė pasakė, mes gyvename baimėje. Tai mūsų politikų tikslas, kad tos baimės nebūtų, padaryti tos supaprastinimus, kad žinotų, ką reikia daryti, per kiek laiko padaryti ir judėti į priekį. Nes kitaip gyvensime baimėje. Kas gerai, kodėl žemėtvarka buvo pertvarkyta. Ir tikrai aš pats kažkada buvau, kad tai būtų centralizuota, o dabar pritariau, kad savivaldai. Tikėsimės, nes taip jau pasidarė, kad jūs visi sutiksite išspręsti klausimą nuo Eimošiaus prie Kaipošiaus. Lyg ir rajonas turi spręsti, tas padalinys nacionalinis nesprendžia, centras irgi nesprendžia. Tai dabar kai kurie urbanizuoti projektai atsako meras. Ir meras iš tikrųjų turi spręsti, gali spręsti, tik tas meras su visais politikais irgi turi prisimti tą atsakomybę. O reikia, jeigu keisti įstatymus, mes tikrai pasiruošę arba matom, kad reikia, mes sugebam ir, jeigu reikia, ir greitai pakeisti dėl statybų. Dėkui, Gintautai. Na, gal dabar ne šito dar klausimo, o kitų, pavyzdžiui, ar galima būtų įkurti Lietuvoje atsakingą instituciją kaip urbanistikos ir miestų ministerija, pavyzdžiui? Nežinau, mes tai turim planų uždaryti vieną ministeriją, bet jeigu reikia dar vienos, galim ir apie tai, aišku, pagalvoti, bet vis tik nežinau, ar tai yra atskiros ministerijos, tai yra atskiro, kaip sakyti, juridinio subjekto klausimas, daugiau tai yra kompetencijos ir politinės kultūros. Jeigu tas klausimas šiek tiek siejasi ir su prieš tai užduotu, tai moratoriumo kažkokio nereikia, nes kai kurios sprendimus reikėjo daryti greitai, kaip pavyzdys, kai buvo reikalinga karinė infrastruktūra, poligonai ir panašiai, naikinom privalomą poveikio aplinkai vertinimą ir kitus dalykus. Mes tai padarėm per porą savaičių. Buvo tikrai toks smūginis sprendimas. Na, statybininkai, vystytojai džiaugiasi. Bet mes neturėtume visą laiką karo atveju gyventi, kaip kare kažkokiam. Aš neku apie atvejus, kai gali judėti greitai, kai žinai, ką darai. Kai nežinai, ką darai, tai judėk atsargiai. Tai štai čia yra bendro pobūdžio išmintis. Bet kalbant apie tuos nacionalinius susitarimus, na, tie dalykai yra užrašyti ir įstatymuose, konstitucijoje ir visur kitur, apie socialinį dialogą, apie šnekėjimąsi. Ir aš tikrai matau tuos įstatymų projektus, kuriems teikia pastabas architektų rūmai, vystytojų asociacija ir panašus dalykai. Tos diskusijos vyksta. Ar išgirsta, ar neišgirsta, čia jau yra tiek politinių nuostatų, tiek kompetencijos klausimus. Nes kai kada, kaip ir minėjau savo prieš tai pasisakymo metu, visi nori geriau, bet kai gaunasi, tada atsakomybės prisimti jau niekas nenori. O kuris čia sprendimas, kurio buvo norėta kažką geriau padaryti? Na, kiekviena iniciatyva su įstatymų keitimu, aš galiu nuoširdžiai pasakyti, yra inicijuojama su mintimi, jog iš tikrųjų bus geriau. Na, aišku, jeigu yra praleidžiamas tam tikras poveikio, sakykime, analizės etapas, na, tada gaunasi taip, kaip gaunasi. Bet jeigu mes jau vis tik tai šnekam apie tą politinę kultūrą, na, jos į jokį moratoriumą ar susitarimą. Tai jūs nematote galimybę susitarti politiniam partijom? Aš nekalbu apie formaliuosius susitarimus. Jų buvo, jų gali būti kiek nori ir ne vienas jų buvo sulaužytas. Aš siūlau klausyti tai, ką šneka politinės partijos, jų atstovai, koks yra politinio veikimo principas, kiek yra santūrumo, kiek yra kategoriškumo, kiek radikalumo, tai vertinus galima nuspėti. Nu, tai čiagi kaip ir partnerį renkantis.
nežinau, santuokoje, tu žiūri ir vertini, negyvensiu su šituo. Tai čia lygiai tas pats, žiūri, dirbsim su tuo ar nedirbsim. Šitą šalin, kitą pažiūrį, patikrini šį šalin. Gerai, Linai, irgi paties matymas, čia mes ir apie instituciją kalbam, sakykime, naują, kuri galėtų atsirasti, urbanistikos ir miestų ministerija galbūt jinai galėtų kažkaip spręsti, konkrečiau tos klausimus, o nepriklausyti nuo politikų, prabudau ir man atrodo, kad reikia ten įvesti kažkokį 100% baigtumą, ten, reiškia, mokesčius už žemę, papildomus dar ir daugelį dalykų, kur absoliučiai, kartais atrodo, kad tie dalykai įimami iš kepurės. Nekilnojamo turto mokestis, apie kurį kalbama 100 metų ir paskui staiga siūloma, atsisakoma. Tie dalykai kaip galėtų būti sureguliuoti, kad svarbiausia visi ir verslas, ir žmonės jaustųsi saugus, nes nuo Seimo sprendimų labai daugas priklauso. Europos investicinis bankas, man atrodo, kažkada darė socialinio būsto mūsų vertinimą ir bendrai būsto vertinimą yra siūlęs turėti nacionalinį būsto vystymo fondą Lietuvai. Tai žiūrėti, reiškia, apskritai būsto vystymą centralizuočiau, daugiau centralizuotai. Ir tam, kad kartu su investitojai, turbūt, kad mūsų ta šalis nėra tokia didelė, tikrai daug savivaldybių. Ir būstas vystosi labai netolygiai. Ir dėl to tas centralizuotas požiūris liktai buvo jūsų siūlymas, nes yra Europų, kur būtent nacionalinė agentūra tai daro. Ir tas turbūt, reikia apie tai svarstyti, kartu diskutuoti su savivaldybėmis, kas būtų geriau, kas būtų palankiau, kas būtų kartu su investitoriais. Bet kad ten suplauktų visi priekaištai, pretenzijos ir kiti dalykai ir įžvalgos. Ir tai galima būtų tada vyriausybės, turint jį po vyriausybę, tikrai galvoju, kad ne po kažkuria ministerija, bet po vyriausybę ir atskaitinga premjerui, tada galėtų būti, reiškia, proveržis. Nes, pavyzdžiui, netgi su renovacijos rezultatais. Jeigu rodiklis yra 1000 renovuotų būstų per metus, 192, 2023, 192. Kas atsakingas? Kur yra kažkokia reakcija, normali reakcija ir normalūs, reiškia, pokyčiai, tuo tarpu atsiranda ta A klasė. Ar mes iš vis tada galime... Atsiranda, ar ne? Atsiranda A klasė, jo. Reiškia, finansuojama, skatinama A klasė, europiniais pinigais ir taip toliau. Bet aišku, kad tada fokusą nuneša iš vis, kaip dalį tų pastatų iš vis paversti A klasė, ką tai reiškia. Ir ar ta kompensacija iš viso atsipirs. Tai reiškia, kad bet čia ir įdomų sprendimų priėmimo metodika. Jūs sakote, jūs nustebę, nežinau, kaip iš kepurės ištraukiamas A klasė, būtinai. Ir kokiu būdu atsiranda sprendimas, kad jūs nustembat, o tai iš kur? Tai yra, reiškia... Tai kokia komunikacija yra tarpusavį tada? Taip, tai yra europiniai, reiškia, europinės nuostatos, kurios kviečia visiškai daryti žalius tos mūsų namus, bet mūsų tikrovė yra visai kitokia. Ir klausimas tada, o kaip yra nacionalinis sprendimas? Kiek mes nacionalinių lėšų dedam į renovacijas? Ir čia visiškai nieko nededam, išskyrus tai, kad kompensuojam tą dalį, reiškia, kreditų. Tai čia būtent turint agentūrą, ne ministerija, gal agentūra, kuri galėtų, reiškia, centralizuotai žiūrėti šitus reikalus, manau, kad būtų proveržis. Jeigu mes to nepadarysim, tai tikrai 240 metų renovuosim namus. Tie mes, įdomu, kas čia bus, tie mes visą laiką, nes mes kalbam mes, o kas tie mes, tai niekas neaišku. Tai mes ir esame. Aš pateiksiu keletą pavyzdžių tik iš paskutinių mūsų Seimo posėdžių. Per 4 dienas priėmėm įstatymą palankų vystytojam ir statybininkam, kai reikėjo prie geležinkelio nutiest kelią, o ten šventas miškas. Jisai po to atstodintas. Per 5 dienas radom sutarimą ir dabar italam ties to tilto jau netrukdom. O tai ieškojo priežasčių, tie patys statybininkai. Ar tai padės? Pasižiūrėsim. Kitas įstatymas taip pat buvo iš jūsų statybininkų, galima sakyti ir vystytojų, bet daugiau iš statybininkų, tai kad konkursuose būtų nurodyta, galima būtų nurodyti algos ten dydį, kiek maždaug reikia mokėti už atlyginimus moka tos kompanijos. Mums gąsdino, kad čia negalima, priėmėm tą įstatymą ir dabar gali naudoti vystytojai šį terminą, jeigu nori susirasti kokybiškus patikimus statybininkus. Viską galima, tik reikia bendrauti, kalbėti, reikia svarbiausia daryti, nesvarbu kokios partijos būtų, kaip pasikeis vis tiek
po kiek metų susirinkę vis tiek apie tą patį diskutuosim kitos kadencijos pabaigoje, ką dar galim padaryti. Tobulybė ribų nėra. Ačiū. Gerai, tai dar labai nedaug liko laiko čia mums visiems, bet iš esmės, ar galima pasiekti, kad, sakykime, tie patys poįstatyminiai aktai įsigaliotų iškart po įstatymų priėmimo, ar įmanoma revizuoti kažkokius kontrolės procesus, eliminuoti perteklinius procesus, biurokratiją? Alio. Iš tikrųjų, aš galiu pateikti mūsų akmenės medienos gamyklos pavyzdį. Verslas atvažiavo, dokumentus turi sutvarkyti per 3 mėnesius. Terminą tokį davė. Po 3 mėnesių aš turiu statyti. Viskas. Sėdi meras, sėdžiu aš Seimo narys, verslas sėdi ir mes dirbom kartu. Savaldybė savo darbus dirbo, aš Seime dirbau, vyriausybei derinom, kokius pakeitimus reikia padaryti, ką reikia padaryti, kad į tą terminą įtilpti. Bet vyriausybė buvo žmonės, kurie gali sukuruoti kitų ministerijų darbą ir atneša sprendimus. Vyriausybės išvadą galima per 3 dienas padaryti. Taip pat gali. Tai nuo ko tai priklauso? Nuo politikų. Nuo politikų dirbančių. Jūs savo tą fabriką statėte, aiškiai. Nuo Akmenės rajonų ir Lietuvai kartu. Bet žiūrėkit, per 3 mėnesius įtilpom ir viskas buvo padaryta. Kliūtis buvo pašalintos. Tai ir kiekvienoje srityje, ar mes norim socialinį būstą statyti, ar pirmąjį būstą statyti. Tai nuo ko tai priklauso? Nuo politikų dirbančių ir verslo kartu. Pavyzdys, Klaipėdos rajone labai geras pavyzdys. Meras valstietis pasikvietė Markauskas verslą, sako, ko reikia, kad pirmajam būstui pastatytumėt kuo daugiau būsto. Jis pašalino savo, kaip sakant, sritis, ką savaldybė gali padaryti, nors NŽT buvo nepertvarkyta. Klaipėdos rajone 1000 šeimų pasinaudojo pirmo būsto programa. 1000 šeimų turi būstą. Gintautai, tai reikia daryti surauktas veidas klausant Ąžuolo Valiaus. Kodėl taip atrodo, kad neįmanoma politikams susitarti dėl šito klausimo? Ja, tai, jeigu žinai, apie ką kalbėti, tai susitarti įmanoma, bet prieš tai Valius minėjo, kad reikia neskubėti, reikia pagalvoti. Dabar labai daug minčių ir labai daug skubėjimo, bet paprastų sprendimų, jeigu čia sėdėtų publika, pusė vystytojų, o kita pusė bendruomenės. Tai tada suprastumėm, kodėl gimsta vienas ir kitas įstatymas, kuriame reikalingas subalansuotas požiūris tam tikras. Tai jeigu yra procedūros, jeigu reikalingi poveikia aplinkai vertinimai, tai ne todėl, kad kažkam tai tiesiog taip susišvietė Seime sėdint, tam, kad būtų apgintos teisės tų žmonių, kurie, sakykime, gyvena toje vietoje, kur yra intervencija vieno ir kito nuo objekto. Aš manau, kad tai yra trivialu ir nereikia šitų dalykų aiškinti. Tai todėl aš vis tik tai stengiuosi būti sąžiningas, sakydamas, jog nebus viskas taip paprasta ir neatsitiks taip, kad visos procedūros bus išnaikintos, išbraukytos ir štai darykit jūs, ką norite, kaip laukinėse kažkokiuose vakaruose. Bet kalbant apie tokias rimtesnės, sudėtingesnės problemas, reikia sofistikuotų sprendimų. Kodėl aš užsiminiau apie institucinių investuotojų pritraukimą, sprendžiant socialinio būsto apskritai, kaip tokia savoka yra atgyvenusi. Prieinamo būsto savoka, koncepcija, jinai turi pasikeisti. Mes turim savoje, ją ateis laikas pristatysim, bet tam, kad jį būtų vystoma ir tam, kad turėtų naudos, pirmiausia, tam žmogui, kuris nuomos, tiems žmonėms, kurie investuos, patirs grąžą ir atitinkamai tiems viešiesiems subjektams kaip savivaldybės, tai va čia reikalingas labai tvarkingas, geras teisinis reguliavimas, kuris būtų ir teisingas, ir finansiškai patrauklus, kad tie investuotojai atsirastų. Dabar pasakyti, kad mes čia kažką pastatysim, mes čia kažką padarysim ir problemas įspręsim, tai tas biudžetas nėra guminis. Ir čia nesvarbu, kuri bus vyriausybė, kuri bus valdžia, kas bus premjeru. Klausimas dėl mokesčių pertvarkos yra atviras. Ir atviras ne todėl, kad jį laiko konservatoriai, jis atviras todėl, kad nėra sutarimo, bet ateis laikas tam sutarimui tada, kai nebegalėsim finansuoti savo viešų išlaidų. Kas turi nutikti, kad ateitų susitarimas kažkoks, kad jūs matytumėt, kad jau valstybė... Tas sutarimas labai paprastas, negalėjai ilgai gyventi skolon. Nes problema yra taip, iš tikrųjų... Gerai, aš tiesiog pasakysiu keletą momentų. Ne viena valstybė negali ilgai gyventi skolon. Ir jeigu biudžetai yra deficitiniai metai po metų, kaupiasi valstybės skola, aptarnavimo kaštai ir tuos dalykus teks finansuoti. Jeigu išeinamųjų mokesčių, vadinasi, bus mažiau sveikatos priežiūros, mažiau švietimo, mažiau to, tai čia yra elementarūs dalykai. Mums baisu šnekėti, kad mūsų finansinės išgalės nebegali patemti mūsų poreikių. Bet apie tai, ar prieš rinkimus, ar po mes kalbėsim, ir nekilnojamo turto mokestis neturėtų nieko gąsdinti, bet jis turi būti teisingas, visuotinis ir nedidelis. Ir prie šitos temos mes grįšime. Aš nebijau net ir čia to pasakyti. Taip, baisu čia net pradėti dabar diskutuoti, čia tai nebaigtume mes niekada, bet Eugenijau, tai vis dėlto artėjant prie pabaigos mes vis tiek turime galvoti, nes Gintas sako,
Jeigu sėdėtų investuotojai ir jeigu sėdėtų nekilnojamo turto plėtotojai ir visuomenė, tai čia būtų sunku rasti sutarimą dėl to, kad ir vieniems ir kitiems rūpi savi interesai. Bet iš tikrųjų yra dalykų, kur negali suprasti. Visuomenė neužsako tokių, sakykime, įstatymų, kuriuos priminėja politikai. Pavyzdžiui, visuomenė niekaip neužsako įstatymo kiekvienam nuomojamam būstui po verslo liudijimą. Visuomenė neužsako įstatymo sumažinti nuo 220 tūkstančių eurų kartelę iki 150 tūkstančių, kurių beje valdančioji dauguma paskui neatšaukė, nors aktualius visai kitos. Ir tada politikai sugalvoja tuos užsakymus tam tikrus, kad pateisintų banalų pinigų rinkimą į biudžetą. Ar galima su tuo kažką padaryti, kad neapsimetinėtume, jog mums tai rūpi daugiau negu iš tikrųjų yra problema? Čia tiek gali plačiai, kaip sakai, baigiantis laikui, jis jau pasibaigęs, tai aš pasakysiu tokį gal savo apibendrinimą, kur aš matau problemą. Politinės daugumos Seimuose yra pastaruoju metu minimalios. Vos turi persvarą. Ir yra mėgaujamasi tą minimalę persvarą, nustumiant opoziciją. Lyg ten nebūtų gerų minčių. Paskui keikiamasi, kai pats atsiduri opozicijoje ir su tavim taip pat elgiasi. Nežinau, kažkada turi ateiti ta dialogo kultūra, net nenoriu skambiai vadinti kultūra, bet pasiklausykime, kas ką šnekame ir pamatysime, kad gal ten viskas ir neblogai yra. Čia, sakau, kol sėdime, mes lyg žiūrime ne kaip oponuodami vienas į kitą Seimo salėje, kairė dešinė, ir tai ne apie vieną daugumą galima būtų pasakyti, dėja taip yra. Antras dalykas, ar bendruomenės, ar turto vystytojai, tai yra interesų grupės. Teisėkūros pagrindų įstatyme parašyta, privalu konsultuotis. Ne, žiūrėkit, 34 nepriklausomybės laikais aš gaunu, taip sakant, nuo koalicijos partnerio replika, kad čia Gentvilas turto vertinimo įstatymą paruošė kartu su interesų grupė ir su lobistais. Taip, žinoma. O ką jūs norit, kad aš su niekuo nesikonsultuočiau, atsiprašau, rusiškas pasakymas psichadinočka, pats neišmanau ir pats darau, tai tam jie ir yra. Ir nesvarbu, tegul sėdi pusėje bendruomenės, kitoje pusėje turto vystytojai, tik tas dialogas ir atves prie to interesų suderinimo. Jeigu galvojame, kad mes ten vieni Seime, 73 dauguma susėdę, priimsime teisingą sprendimą. Su opozicija nesikonsultuosime, su bendruomenėm nesitarsime, su vystytojais nesitarsim. Tai čia tada ateina Raigardas Musnickas ir pasako, kiek kuri valdžia bedarė, visi blogino. Aš ne visai taip sutinku, bet tiesos esama. Jeigu šitaip elgsimės, tai taip ir bus. Ateis koks nors po keletos metų tą patį pakartos. Gerai, tai Lina ir pabaigai tada vis tiek apibendrinant situaciją, yra šansų, kad jūs ir būsite gal kada tas urbanistikos ministras, koks nors, tai gal net kitam Seime, tai ką? Koks jūsų bus pirmas darbas vardan nekilnojamo turto? Dėl prioriteto aš jau susakiau, kuriuos akivaizdžiai matome ir kurių link reikia judėti. Ir telti ir nacionalinės lėšas, ir visiškai pritariu Gintautui, kad čia neišvengsime didesnio perskirtimo, tai reiškia, kad ir turim labai, ateiti su subalansuotu siūlymu dėl mokesčių didinimo, jisai neišvengiamas, o aišku, tada, kuri visuomenės dalis arba kurios visuomenės grupės, labiau prisidės prie to solidarumo, būtino solidarumo, nes jau kelinti metai su net infliaciniam pajamom į biudžetus mes turim neigiamus biudžetus, neigiamas balansus. Tai va, o jeigu taip pat dar aš taip atliepiant į tai, kas čia buvo, tai aš tai manau, kad tikrai yra įmanoma, kad poįstatyminiai eitų čia ir dabar. Ir tam reikia politinės valios, tai reiškia tikrai ministro prioriteto ir kompetencijos. Deja, ministerijose ne visą laiką mes turim, pakankamą kompetenciją, kad su poįstatyminiais, kad jie būtų taiklus, kitą kartą įstatymo tas valia arba įstatymo kryptis prarandama poįstatyminėse ir ten paskęstama. Tai dėl to ministerinis, tam tikras vadybinis rimtas požiūris į ministerijas, į savivaldybės, į jų administracijas irgi yra reikalingas tam, kad
galėtų lygiaverčiai kartu su vystytojais, su verslu, su bendruomenėmis judėti tinkamų žingsnių. Tai tam kviečiu. Kam tai dar kviečiu, man atrodo, mes artėjom prie vieno asmens būstų situacijos, kad turim Stokholme 70%, žinom, kad ir Vilniuje yra dideli procentai. Tai vienišumo problema jinai egzistuos ir infrastruktūriškai tą spręsti tikrai turim ieškoti sprendimų ir aš manau, kad ateities, jeigu ne šios vyriausybės, kuri nauja bus, bet ateities kažkada tikrai valdžia turėtų prisidėti prie to, kad vystomi projektai būtų draugiški vienišumo patirčiai. Kitaip sakant, kad tie būtai kažkokie turėtų bendrasias atves, kad žmonės galėtų susitikti net reiškia, bendram būste. Tai į tai tikrai turėtų ir valstybė žiūrėti iš socialinės perspektyvos ir aš manau, kad ne už kalnų tas laikas. Ne už kalnų. Gaila, kad laikas baigėsi jau, nes apie nekilnojamą turtą čia galima būtų daug šnekėti, matyti ir dar daug aspektų yra, kuriuos reikėtų aptarti, bet mes jūsų dar paklausinėsime, kuomet eisit į tuos rūmus su langais arba be langų ir tada bus aiškiau dar labiau. Tai ačiū visiems už dėmesį, ačiū diskutantams, iki kitų. Ačiū Raigardai, ačiū diskusijos dalyviams, ačiū kantriausiems, kad buvo kartu per visą šitą 12-ąją jau CORE konferenciją, o į 13-ąją kviečiam kitų metų vasario 6. Iki.